O grįžkime dabar prie viešojo transporto. Tai jūs sako 3,5 litro už kilometrą, taip? Kam eilinį kartą prisigalvoti? Aš niekada nesakiau 3,5 litro. Aš sakiau, kad bent ketvirtadaliu pigiau negu dabar. Ir tuomet ėjo kalba apie pasiūlymus konkrečius ir konkrečių kompanijų ir asociacijų, kurie buvo teikiami jūsų kabinete. Jūs mane viešai laidoje išvadinote eilinį kartą melagiu. Sakėt, kad nebuvo jokio susitikimo ir apie kainas neėjo kalba. Paskambinote telefonu įmonės atstovui. Jis patvirtino, kad susitikimas buvo. Bet ne apie kainas. Apie kainas net kalba nepriėjo, nes jūs juos iš esmės išvarėte. Kitas dalykas, Nemuno Dagilio buvusio Kautros akcininko galbūt laišką norite paskaityti Facebook'e, kai jisai parašė. Skaičiau ir skaitėt, ar ne? No, jisai labai taikliai sako, kad kai kam yra naudinga užmiršti ir susitikimus, ir visus pasiūlymus. Jūs paskaitykite tiesiog dar kartą atidžiau. Jeigu neįskaitote, kas ten parašyta. Pirmiausia, skaičiau tą laišką, su ponu Dagiliu nesu susitikęs, o Kautros atstovais ir Daugelio atstovais mes esame daug kartų susitikę ir natūralu, ir mes kviečiamės kaip ekspertus ir dabar ne per seniausia dėl galimo konkurso naujo, bet niekada nebuvo kalba apie kainodarą miesto mero kabinete, o jo labiau apie galimybę, kad atiduoti kažkokio vežimo, sakykime, transporto maršrutus, nes tai remia tik tai viešojo pirkimo rezultatai, jo labiau už 3,5 litro, kaip kažkas panašu, ten, ką jūs sakote, ketvirčių pigiau. Aš to nesakiau. Todėl įmonės vadovai, kurie dalyvavo, jie tą ir paneigė labai aiškiai. Artūrai, baikit jūs vieną kartą. Nu, kiekgi galima kovoti su baubais, kurių nėra? Jūs man priskirite teiginį, o tada su juo kovojate. Nu, gal galima padorai pagaliau pradėti bendrauti. Galima sutaupyti labai daug viešojo transporto arba privatizuojant, arba, sakykime, sumažinant 1 km rytą nuo 6 litų ten su viršum kažkiek tai kažkas. Žinot, yra dalis žmonių, aš visą laiką stebiuosi, kurie, kai sako tiesą, atrodo ne taip įtikinami, kai meluoja. Tai jūs vėlgi man priskiriate teiginius ir toks įsitikinęs sakote, kad atrodo, kad iš tikrųjų aš jūs teigiau. Grįžkime apie 3,5 litro. Tai aš turėjau tokį pasiūlymą už 3,5 litro ar ne? Aš turiu raštą asociacijos, kur buvo, man atrodo, apie tos 3,5 litrų šneka. Parodykit raštą. Aš pats asmeniškai niekada netikiu apie 3,5 litrų. Niekada. Galite atsisukti. Kokį jūs raštą turite apie 3,5 litro? Parodysiu. Tai parodykit. Kažkaip iš čia neapsirūpinę, tais raštais galėjote atsinešti iš karto ir parodyti vienas kitam. Gerai. Šitą, tai yra mikroautobusų asociacijos, taip? Buvo ir tokie raštai. Taip. Tai bet gerbiamas Remigijau. Jūs nekovokite su tais mano teiginiais, kuriuo aš nesakiau. Nekovokite. Aš žinau tą raštą tada, apie kurį jūs minit. Nu, bet tai baigite. Leiskit man pabaigti. Bet tai kam jūs kovojate, ko aš nesakiau? Leiskit man pabaigti. Aš žinau tą raštą apie tuos 3,5 litų, bet tai aš tik norėčiau galbūt, paaiškinti, galbūt kuo skiriasi transporto priemonės. Ir aš tą padaryčiau netgi vizualiai, kad būtų jums paprasčiau suprasti. Jūs labai gerai pasiruošęs, matas. Ir šiuo atžvilgiu būtų matyti aiškiau, kad daugiau nespekuliuotume apie transporto priemonės ir jų savikainas. Mikroautobusų asociacija siūlė. Mėgstate žaisti. Tai aš siūlau jums ir pažaisti, nes kitaip mes aiškinsim. Vat mikroautobusai, kurie kursuoja Vilniaus mieste, šiuo metu veža už 2,79 centus parinkti konkurso būdu. Didžiojo ilgojo trečio autobuso kaina kilometro rida yra 5,87 L. Prie 12 metrų autobuso, kurių yra trečdalis Vilniaus mieste, veža už 4,64 centus. Bet štai šiandien yra realios kainos. Ir kada siūlo asociacija, kai jūs suklydęs matyti iš nežinojimo panaudojo tos 3,5 litro, tai jūs kalbėjote apie tokį mažą autobusiuką. Jis niekada gyvenime neišveš keleivių Vilniaus mieste. Jūs susirinkite tuos savo žaislus ir nustokit vieną kartą priskirti man teiginius, kurių nesakiau. Jūs 250 tūkstančių egzempliorių tiražu išleidot melagingą leidinį apie mane ir nuolat priskirėt man kažką, ko nesakiau. Tai galbūt nustokim, ar ne? O kalbam apie miestą. Klausykit, gal man galite pasakyti apie šitos transportus, ar ne? Prašau. Kiek kainuoja, kokią dalį nuo parduotų bilietų susisiekimo paslaugos Vilniui paima? Tiek, kiek yra sutartyje numatyta. Kiek? Priklausomai nuo metų, nes kasmet procentas yra tikslinamas ir šiuo atveju yra apie 7 procentai. 7%. 7-12 procentų. 7%. 15% mano žiniomis. Buvo laikas ir 15%. 15%, kai jūs žinote, kiek kitose Europos miestuose tai yra? Šiuo atveju, matot, mes lendame kitą temą. Priklausomai nuo agentūros modelio ir tipo ir nuo kokios užduotis yra pavestos tai agentūrai spręsti. Šiuo atveju susisiekimo paslaugos administruoja ir eismo susisiekimo sistema. To, ko nedaro, įvairiai būna nuo 4 iki 8, iki taip pat. Jeigu rasit kur nors virš 5, tai galbūt. Jūs priminat, kaip studentą, kažkuriam kažkas praeinant pro šalį pasakė ir jūs užkabinatės už to sakinio. Aprodykit man Europoje eismo valdymą
valdymo agentūra, kuri organizuoja viešą transportą. Visiškai pilna analizė šitoje vietoje. Jeigu visose Europos miestuose susisiekimo įmonės paslaugų analogas ima iki 5% nuo bilietų apyvartos, pas mus yra 15, 10%. Aš siūlau atsakingai tvarkytis. Ką reiškia atsakingai tvarkytis? Siūlau, vėlgi, norint eiti į priekį, reikia nedaryti tų klaidų, kurios yra nuolat daromos. Atsakingai tvarkytis, tai reiškia nedėkti tokios elektroninio bilieto sistemos, pagal kurią vėl kiek 1,5 milijono eurų reikės grąžinti Vilniui. Kaune ir Klaipėdai kažkaip. Aš pasitikrinau po praėjusios laidos, kai jūs apkaltinote mano kolegą Štarą. Metais turėjo bilietas būti einam tolyn. Atsiprašau tikrai Vilniečių, kad mes čia taip užsivoliojom. Galbūt purvo tokios 10 metais kažkam, bet... Gerai, ponė Zokai, sekundėlę baigim šitą temą.